Viskutai, palauk, to, kas negaliu kalbėti su nuožiūrą. Geris dantinis kas, ne? Taip, kad nestabdome laiką, nes dabar laiką. O, labas, Piterė! Žiūrėk, Piterė, Horizons fanas, tai girdo, kaip pasisveikinti. Labas. Paskui turėsim reikalų, davai. Žinau, kad laikas spaudžia, aš noriu esminę. Atsiprašau, laida eina, tai mes turime laiką. Taigi, pirmas klausimas būtų apie medžių kirtimą. Ar jūs pritartumėte tam posakiui lenk medį kol jaunas? Galbūt turėtų būti lenk jauno kol medis. Svarbiausia medį yra nelenks, pavyzdžiui, stodo žemdirbininkystės pasibėžino, kad medį svarbiausia yra gerai nudrošti. Kaip vežti, žinok, tas žodis kaimynas, žinok, užsipano, pasimė žoliapę, ar būtų jos mano medį. Suprantat? Dėl kokį stodą turiu, mes valgėlį veikim. Jūs sakote medžius drožė, jo? Bet suprantat, kad yra miško gyvūnėliai, kurie griaužia medžius. Jeigu jūs visus juos nudrošite, tada žvėreliam miško nebus iš to valgyti. Ar nebūtų, ar negraužia jums sąžinės, kad miško žvėreliai neturi ko valgyti? Ne, šiaip grautų, žinok, mes tuom rūpinamės, žinok, šiaip kertam medžius, žinok, savo rastinį namuką išdrožiau, žinok, pats su kaimynu išdrožiam, drožiam 2 savaitės, žinok. Bet mes yra didžiulį fermą statom. Klausimas, kur per kaip batus? Zara? Ar Zara? Žiūrės daidį, žinok. Bet jūs paminėjote vieną apie fermas. Kita labai aktuali tema yra, tai šiomis dienomis labai vyrauja šiltnamio efektas. Žiauriai. Ir kodėl jūsų manymu reikia statyti fermas, kai jos reikia kelti? Reikia statyti, todėl, pirmas dalykas, ne, Lietuvoje daug yra potų net gyventintų. Reikia, ne, statyti fermas, aišku, fermas tas žmonės negyvena, žinau. Fermas įgyvena žmonės. Bet kitas dalykas, ne, plėtojimas, ar ne, tos visos technologinės principo, kaip fermas yra geras, ar ne? Pripažink, ar ne, gyvūnai narvuose, didžiuliuose voljeruose, kur sukeliam dirbtus miškus, ar ne, išdrožiam medžius, jie turi kur gyventi, mes turime dienos. Beje, žinok, pastebėjau, kad yra tinka šalikai. Labai ačiū. Mūsų laida eina į pabaigą. Ir aš turėjau paskutinio klausimą. Dėl šiukšlių rūšiavimo. Taip. Lietuvoje yra labai didelė problema. Aš visada kondonus išmetu, žinau. Tarpis rūšiuoja. Taip, kondonus į vienas dėžę, popieriukus į kitą. Mes, pavyzdžiui, remdamės statistinės duomenis. Taip. Vokietijoje 80% žmonių rūšiuoja šiukšles, o Lietuvoje vos 10. Kokių pasiūlytumėte būdų, kad žmonės pradėtų daugiau, kad paplistų šitą idėją, kad žmonės rūšiuotų šiukšles? Pirmiausia, ne, reikia į studentus, tai į televiziją, ne, šitie straipsniai, šitie projektus, ar ne, jaunimas vėlgi gera pigi darbo jėga, kuri gali visą tai tvarkyti ir visą tai sudėti, žinok. O kitas dalykas, jeigu reikės man paskambinti, tau padėsiu. Labai dėkoju. Žiūrė, žinok. Ne, aš greit nebaigiu! Iš tikrųjų sunku dabar eit po jo.